Kur močiutė? Direktoriau, sveiki, malonu, Vygaudas. Galiu pasakyti, Bob Newrick, my friend from Washington, director of the school. Mano bičiulis iš Vašingtono. Norėtų susipažinti su direktoriumi. Koks šios dienos vizito tikslas Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos? Tikslas yra aplankyti Jono Basanavičiaus gimnaziją ir pasidalinti su moksleiviais tuo patyrimu, kurį aš išgyvenu ir matau tolimam krašte, bet savo ruoštų ir artimam krašte Afganistane. Manau, kad ypač jaunai kartai svarbu žinoti ir pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias suteikia Lietuvos nepriklausomybė ir Lietuvos laisvė, kuris suteikia būtent šis geopolitinis pasikeitęs kontekstas, kai gyvenam globaliam pasaulyje, kai viena vertus galime laisvai keliauti, bendrauti kibernetinėje erdvėje, internetu, socialiniuose tinklalapiuose, pirkti, parduoti. Antra vertus, svarbu yra priminti apie tas grėsmės, su kuriomis susidurėm, vėlgi kilusiomis dėl globalos pasaulio, jog turime būti atidus, žinoti, jog yra žmonių nusiteikusių priešiškai ir kad Afganistanas buvo ta terpė, kur kaip tik ir buvo išugdyti tarptautiniai turistai, kurie atliko tuos žiaurius teroristinius aktus prieš 10 metų New York'e, Pensilvanijoje ir Vašingtone. Ir manau, yra svarbu, jog visi Lietuvos piliečiai, jaunoji karta ypatingai, žinotų, suprastų, ką daro Lietuvos kariai, ką daro Lietuvos diplomatai, ką daro Europos Sąjunga kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, užtikrinant, kad kiekvienas iš mūsų galėtų laisvai skristi ar važiuoti traukiniais iš vienos šalies į kitą šalį ir nebūti grėsmės objektų. O kaip trumpai galėtumėte apibūdinti šios dienos Afganistano situaciją Afganistane šios dienos? Situacija yra sudėtinga, kadangi yra didžiulis dar pasipriešinimas iš Talibano judėjimo. Antra vertus, žmonės yra pavargę 30 metų karo ir tai, ką daro tarptautinė bendruomenė, atstatant ekonomiką, statant mokyklas, ligoninės, tiesiant kelius, manau, padės sukurti tą būtiną aplinką, kurioje afganai galėtų sąlyginai taikiai gyventi. Nemanau, kad galima tikėtis visiškų karinių veiksmų nutraukimo artimo ateityje. Ne tiek todėl, kad ten būtų tarptautinės pajėgos, bet todėl, kad pati visuomeninė struktūra jinai yra tokia, jog jinai yra perpinta vidinių prieštaravimų, vidinių konfliktų, ypač turint omeny, kad tai yra gentinė bendruomenė, kuri prisimena, kas įvyko ne tik prieš 10-20, bet prieš 100 metų. Todėl ir mūsų misija iš tikrųjų yra ribota, mes negalėsim pakeisti viso gyvenimo, bet ką mes siekiam padaryti per tuos ateinančius 3 metus iki 2014 metų, kai karinės pajėgos išeis, sukurti pamatus, kad afganai patys galėtų generuoti savo ekonomiką, kad galėtų pasinaudoti tais gamtiniais ištekliais, kurių jie tikrai labai turi daug, ir dujų, ir naftos, ir aukso, ir litiumo, ir anglies, ir geležies. O tam reikalinga, kad būtų tam tikra vyriausybė, kad būtų pagrindai teisinių normų ir kad padėti jiems pritraukti privatų kapitalą, pasinaudoti tomis gyvybėmis, kuriuos jie turi. Trumpai papasakokite apie savo darbą, kokiam kolektyvui vadovaujate, kiek žmonių iš kokių šalių? Aš vadovauju 140 žmonių kolektyvui, tai yra daugiatautis kolektyvas, praktiškai visų ES valstybių atstovai, taipogi afganai darbuotojai. Mano atsakomybė yra apie 200 milijonų eurų paramos, kurią mes teikiam afganų žmonėms po visą kraštą. Daugiausiai tai yra sveikatos apsauga, tai yra policininkų apmokymas ir tai yra žemės ūkio vystymas. Darbas yra įdomus, jisai yra aišku ir su savais pavojais ir iššūkiais. Man dažnai tenka lankytis miesteliuose, kaimuose už Kabulų ribų įvairiose provincijose, bei tenka nuolatos bendrauti ir tiek su amerikiečiais, tiek ir su kitų šalių atstovais.
O tai po 2014 metų visos misijos baigsis, ar tik tai karinėm? Aš manau, kad po 2014 metų ar 2014 metų pabaigoje pasibaigs karinė misija, bet turint omeny tos poreikius, kuriuos turi Afganistanas, tą būtinumą išlaikyti ten, tarkim, ir instruktorius, ir mokytojus, manau, kad išliks ir dalis karinių pajėgų, labiau apmokymo pajėgų tiek kariškiams, tiek ir policininkams. O ES misija kaip yra nukreipta, kad padėti jiems sukurti policinės pajėgas. Savo ruoštų, aišku, Afganistanas kaip šiuo metu yra 5. pagal skurdą šalis pasaulyje, jinai išliks ir po 14 metų dar kurį laiką. Ir Lietuva, kaip ir visa Europos Sąjunga, kaip ir Jungtinės Amerikos valstijos, mes prisidėsime, jog tą skurdą sumažinti.